Labas. Gyvenimas keičiasi. Jis keičiasi visą laiką. Nesvarbu, jūs ką nors tam darot ar nedarot. Man va internetas rodo raudonas. Reikia pasitikrinti greitai. Liktai atsistatė. Tapo internetas žalias ir vėl raudonas. Kokio čia dabar ryšio kabu. Pietų Afrikos Respublika. Liktai ant mūsų ryšio gero, bet panašu, kad Pietų Afrikos Respublikoje šiandien po lietaus su ryšiu nelabai geras dalykas. Kokie čia dabar pasipriešinimai vyksta. Taip gerai, žiūrim, ką rodo YouTube'as. YouTube'as gal kažkiek tai rodo. Tuoj įjungsim lauką ir visą šitą dalyką nuimsim. Pažiūrėsim, suveiks, nesuveiks. Kieno baimės yra, to baimės ir nuiminėjam. Taip pat apie gyvenimo keitimusis. Nesvarbu, jūs nors darot ar ne, jūsų gyvenimas keičiasi. Jeigu jūs nieko nedarot, kai kas kitų nesąmonė, mano gyvenimas toks jau stabilus ir visą laiką geras. Abejoju, jeigu sėdit YouTube ir leidžiat ten savo laiką. Bet kokiu atveju, jeigu jūs ir nieko nedarot, reiškia, jūs degraduojat. Tokie yra jau šio pasaulio dėsniai ir galbūt dabar nesijaučia, bet jeigu jūs neužsiimat savo kūną, jūsų kūnas po truputį degraduoja. Gal dabar nepajausit, bet vieną gražią dieną pasakys kūnas, nepykit, aš dabar jau sunkiau veikiu, man yra problema. Tas pats liečia ir su smegenim ir su visom kitom gyvenimo dalim. Kad to nebūtų, reikia rūpintis savo gyvenimu, eiti link savo gyvenimo, link savo norų. Ir tam yra skurtas šitas kanalas ir šitas projektas. Ir mes dabar jungiamės su dalyvę Rasa. Labas, Rasa. Netaip senai matėmės. Prieš 3 dienas. Jo. Dabar gal grįšime į tą mūsų paprastinį ritmą trečiadieniais. Per šitas 3 dienas, kokių nors buvo atradimų, suvokimų, ten to buvo duoti namų darbai? Buvo. Iš tikrųjų, tai nežinau, šitos 3 dienos labai daug, dirbau su savim, turbūt dirbau, galima pasakyti, nes labai buvau į save kažkaip tai viskas ir dariau namų darbus, dariau ir kėdes, ir susirašiau paveikslą, ir spinduliavimą šiandien bandžiau. Ir? Daugiau gal moteriškų. Daugiau šypsenų iš tikrųjų pamačiau. Kaip sakant, čia vis tiek čia daug kas sveikinas, aš kaip baltoji, tai čia daug kas su man bandžiur visi, bet daugiau pastebėjau šypsenų veiduose. Ką pastebėjau. Tokių gerų šypsenų. Tai va. Va to daugiau pastebėjau. Nuoširdžių tokių. Ir buvo įdomiai, kaip čia man čia sakiau, kad mane biskį išdavė, kaip sakant, tas kolega mano. Dariau separaciją vakar ir vakarais atėjo, pas mane atėjo atsiprašyti dar kartą ir sakė, aš gera, kaip sakant, jisai vis tiek man padės, kol aš čia gyvenu, jisai man ten padės su mano to darbu, kaip sakant, ir visai kitokia kalba. Visai kitaip mes ramiai atsisėdom, ramiai pasišnekėjom. Tai va, tas buvo įdomu. Aš dabar šiek tiek, tave nutrauksiu dėl separacijos. Ypatingai tie, kas darot su tai žmonėm, kuriais daug metų neturėjot fizinio kontakto, dabar nebendravo telefonu, nesusišinėjot, tikluosi, pavyzdžiui, kokį nors senų seksualinių partnerių. Padaro žmonės separaciją ant kėdžių ir už valandos, už 2, už 3 žmogus ar tai parašo socialinius tinklus, ar prisijungia, ar paskambina, nes realiai kita pusė tą dalyką jaučia. Jie nesuvokia, kas įvyko, bet jie pradeda, supras, kad
ryšys nutrūksta, tas ryšys jau buvo labai naudingas. Ir tada tą ryšį jie bando atstatyti. Ką toliau daryti, tai čia yra kiekvieno asmenis reikalas, kaip ir tavo atveju iš toje vietoje. Gali jį pasiūsinti, tas apgavo, gali toliau kažkokiu tai atstumu laikytis ir daryti taip, kad jis daugiau neturėtų galimybės tavęs apgauti. Bet nenustebkit, kad po separacijos realiai, ta prasme, vyksta tokie dalykai, kad arba žmonės pasikeičia, taip jums atrodo, arba jie 100 metų nematyti kažkur tai atsiranda, paskambina ir arba susitinkat gatvėje. Dabar tada toliau gali tęsti, kažkoks buvo pasau klausimas. Ta prasme, iš tikrųjų, dar jeigu dėl tos separacijos su juo, ir tai mes turėjom pokalbį iš ryto telefonu, nes aš galvoju, kažkaip reikia užbaigti, vis dėlto mes dirbom kartu. Tai arba užbaigti, ar kaip čia bus, vienu žodžiu, aš iš ryto skambino ir tai man pareiškia, kad manęs tai nedomina, ten buvo manęs nedomina, tavo paštas manęs nedomina, viskas. Ir tipo, aš neteisiu, nekalbėsiu ir viskas. O vakare, po tos dieną dariau tą separaciją, ir vakariais atėjo iš niekur nieko. Atėjo ir visai kita kalba ir vienu žodžiu. Ir normaliai suderinom, kaip sakant, be jokių ten bendravimų, bet užbaigėm tai, ką darėm, šitą mėnesį. Ir viskas. Taužia, visai tonas pasikeitęs buvo, visai viskas. Atrodo, tiesiogiai su žmogu nieko nešnekėjai, nieko jam į akis nesakėjai, jokių laiškų nesiuntei. Kažką tai padarai ant kėdžių ir realybė keičiasi. Tačiau labai geras pavyzdys, kaip veikia metafizika. Kai tu kažką tai darai vienam pasaulį, o kitam pasaulį įvyksta pasikeitimai. Tai ir dėl to, kad mūsų pasaulis yra dualus. Yra fizinis pasaulis, yra metafizinis pasaulis. Ir jie tarpusavy yra labai tampriai surišti. Tęsk. Ja. O dabar tą klausimą paklausiu tada, jeigu mes kalbam apie separaciją, kur aš vakar uždaviau to. Ir kad aš kaip dariau, nes aš turiu ant kėdžių, turėjau sadinti savo tą buvusį kažkada tai draugą, kuris man labai prisėdė. Bet aš dariau būtent su šito mano kolega tą kaip siluetą pasisadinimą, ne, ir savo pasiėmimą, jam atidavimą jo. Ir man grinai keitėsi būtent siluetai. Vieną minutę Slyvijos siluetas, kitą minutę Kevino siluetas. Tai va. Ir sakau, kaip čia, ar čia gali būti, ar tas, kaip sakant, kažkoks entity sėdė abiejose, arba man viskai kitaip tam čiut paaiškinti. Tai va, bet tas man buvo labai įdomu. Ir kaip atrodo, kaip aš nukirtau, bet kirtau vieną, gavosi nukirtau kaip du. Tuo pačiu metu. Tai čia yra daug variantų. Vienas iš variantų yra, kad jų kažkokie tai bruožai pastau persipina. Ir tau, ta prasme, jų tam tikrose bruožuose, tam tikrose dalykuose, jie tau susivienyja. Ir kai tu, ta prasme, tam žmogui pamatai kažkokį tai bruožą, tau iškart dar suveina krūvė žmonių, kur irgi turi tokių dalykų. Kitas dalykas gali būti, kad gali būti viskas tarpusavy surišta tenai. Ta prasme, šitie visi dalykai. Tada šitą vietoje su vienu padarai, tada su kitu darai ir žiūri, kas toliau. Po to vėl su vienu, vėl su kitu, jeigu žiūri nebeteina, arba galima padaryti, ta prasme, kokį nors savo sugalvoti vidinį ritualą išrišimą. Kad aš suprantu ir suvokiu, kad man kažkokiais tai aspektais aš juos surišu į vieną vietą, bet nuo šiol priimu sprendimą, kad ten tas Kevinas ar koks yra Kevinas, ir aš su juo dirbu atskirai ir mano santykiai, ta prasme, su Kevinu niekaip neįtakoja į mano santykius ten su kažkokiu Petru ar Jonaičiu. Vidui tokį priimti sprendimą, tas galima padaryti per kažkokią tai skanduotę. Pats savo aiškiai išdėstyti tą poziciją smegenim. Kad smegenų lygis tipo, supratau. Okay. Nes aš šiandien dariau kėdes, būtent su Kevinu. Dariau kėdes ir atskirai dar jam separaciją. Po to padariau dar ir separaciją. Tai nebuvo, kad Rana sugrįžtų. Buvo grinai jisai vienas ir labai taip kažkaip įdomiai gavosi. Labai įdomu buvo daryti, ta prasme, kaip aš jo pusėj.
Žinai, iš mano pusės, kaip sakant, aš kaip ir viską žinau, suprantu, bet kai pasėdžiu jo pusėje, tai yra labai įdomus jausmas, aš grinai jaučiau kaip iš jo pusės. Iš pradžių galvoju, nu kaip tai padarysi, tai atrodo kaip ir, žinai, vis tiek galvosi iš savo pusės. Bet pereina labai įdomi, pereina visai kitaip masto. Grinai kaip atrodo, kaip du žmonės jaučiausi ir kalbėjau. Aš kalbėjau garsiai. O tai pirmą kartą darei ant kėdžių? Buvo geras pokalbis, iš tikrųjų. Aš anksčiau, aš netaip kėdės, netaip buvau supratus. Iš tikrųjų kėdės ir mes po praeito karto aš peržiūrėjau grinai visą tą tavo laidą apie kėdės ir aš supratau, kad aš neteisingai dariau prieš tai. Ir užtatai aš dabar aš dariau su juo pirmą kartą ir dariau dabar taip, kaip reikia. Tai aš dabar kitiem... Aha. Sakyk. Jo. Tęsk. Ne, klausau. Bet aš dėl to ir noriu visiems kitiems paaiškinti, kad tos kėdės... Tai va, ir... Čia žiūriu su ryšiu sunku, kad šiandien gal sūris, dar kažko įvarė. Viskas gerai? Aš dabar transliaciją nutraukiau, darau įrašą, po to patalpinsiu. Gal dabar bent jau su tavim turėsim ryšį. Okay. Girdi, Rasa, viskas tvarkoj? Jo. Jo. Tai dabar dėl kėdžių visiems paaiškinsiu, ta prasme, kad čia pratimas kėdės, čia ne šipsom. Kėdės yra, tai jos paskirsto mūsų erdvę. Ir kai mes atom kitą kėdę, mes tai kėdė tuo metu suteikiam erdvę to žmogaus. Ir mums į ją fiziškai nuvėjus, nes atrodo, ką aš žinau, ką jis čia galvos, ką jis išnekės. Nesugalvos. Tik fiziškai perėję į tą erdvę, atsisėdę į to žmogaus vietą, tik tada jo žodžiais arba jo mintim kalbėsit savo atžvilgiu. Tai tas dalykas svarbu daryti fiziškai. Kas klausės, ar galima, ar su laiškais darimas. Taip, bet nieks nerašo iš antros pusės laiško. Ir patį laišką iš antros pusės parašyti yra sudėtinga. Jeigu tu nesukūrė erdvės, kad tu pakliūti į tą asmenį. Tai čia toks paaiškinimas dėl dviejų kėdžių pratimo. Dabar tada kitas klausimas, kai buvai supratus kitaip, gal kažkas tai ne taip video ir štai gal kažkokių dar reikia kitų paaiškinimų duoti. Ne, būtent aš turbūt buvau netaklausus video, tiesiog. Nes aš dabar po to, kaip išklausiau video, man pasidarė labai aišku tada. O prieš tai gal nenorėjau tiesiog suprasti, nežinau. Nes aš tiesiog kaip, tada sakiau, tu sakai, neteisingai, aš tiesiog kaip, sakant, klausimų jo klausė, aš laukiu, aš kalbėjau iš tavęs, bet aš iš jo laukiau, nežinau ko. Aš įsivaizdavau kažką, tai kažkaip nesąmoningai. Užtat man nieko ten ir nesigavo tada. O dabar, ta prasme, labai įdomiai, taip aš ėjau į jo poziciją. Ir kad mes gavosi, ir nebuvo labai ilgas tas pokalbis. Ir kad kažkaip tai aš pasijutau taip gerai. Bet ant galo dar vis tiek padariau separaciją, kad aš viską pasiėmu savo, aš atiduodu tau, kas tavo ir viskas. Viso gero. Ne, tai viskas teisingai šitoje vietoje, taip reikia daryti. Tai gerai, bet dabar tada, okei, separacijas padarėm. Su paveikslu dirbai? Rašiau šiandien. Dabar irgi nežinau, ar teisingai ar neteisingai, aš tiesiog rašiau paveikslą, kaip kad daugiau kaip aš jaučiuosi, iš tikrųjų, koks tas vyras, aš jį gal daugiau realiau supratau. Šiandien iš tikrųjų dar turėjau šiandien laiko, šiandien buvau restorane mieste, sėdėjau viena ir
Grinai stebėjau, iš tikrųjų stebėjau vyrus. Ir vis tiek supratau, kad mane vis tiek daugiau traukia rudaodžiai. Nes jau kažkaip galvojau, gal baltaodžiai. Man buvo toks mėnesis ir šiandien supratau, kad man labiau patinka, vis dėlto mane traukia, nenoriu kažkaip pilka yra rudaodžiai vyrai. Bet toks buvo įdomus stebėjimas visai kitaip stebėjau, nežinau. Šiom dienom, nes aš labai dariau meditacijų, aš dariau dar tokį kiaušinį nuo Entities, čia mano mokytas kursas vienas yra, aš dar prisiminiau tą, nes buvau senai darius. Tai tą tokią apsaugą dariausi ir kažkaip pas mane daug prašvisėjimo kažkokio galvoje atėjo, kai vietos atsiras kažkaip. Ir tai mano to paveikslas, kad mes gyvename Madagaskare, nežinau kur, bet kažkur čia. Ar man tiesiog paskaityti, ar reikia, nežinau. Ne, reikia, svarbiau yra, kas viduj darosi. Mesgi ieškom pasipriešinimo, kas trukdo. Jo. Saugumo jausmas. Aš jaučiu, kad jisai mane apsikabina ir toks mano jausmas namie. Toks, žinai, kad aukštas, kad jisai aukštas. Gerai, ne apie tai, aš turiu menį, žiūrėk. Kai tu šitą visą paveikslą suki galvoji, kas darosi viduj kūne? Šilta, gera, ramybė tokia kažkokia. A kas buvo praeitoj serijoje, kai tu apie tai galvojai? Baimė. Tai reiškia dabar šitą jausmas geras. Tą kartą pasitikrinom. Yeah. Dabar galim žiūrėti iš fizinės pusės. Kur tokie vyrai fiziškai gali būti? Arba kokia moteris turi būti šalia tokio vyro? Moteris. Sakyčiau, savim pasitikinti, bet tokia neprovokuojanti, silpna kartu stipri. Švelnumas. Bet dabar pažiūrėk į save sąžiningai. Aš tą, pavyzdžiui, parašiau, kad aš nepertraukiu jo kalbant. Nes mane visą laiką aš geriau žinau. Paprastai mes žiūrim į smulkmeną. Čia yra smulkmena. Reikia žiūrėti į esminius reikalus. Bet kokia turi būti moteris ir kokia tu esi dabartinėje versijoje. Einanti kaip tankas, ginanti savo teisės kažkokias, tai aš protingesnė. Tai dabar žiūrėk, tu sutinki tokį vyrą, dabartinį savo versiją, kas gaunasi? Kils gal kažkoks pasipriešinimas, bet čia mano galva tai priklauso, kai vyras koks jisai prieis prie manęs. Nes yra buvę šalia manęs tokių vyrų, šalia kurio aš visai kitaip jaučiausi, aš visai kitaip ilgiausi ir tiesiog natūraliai ilgiausi, bet tam tikrą laiką, kol man po to vėl neišeina kol aš nesuprantu. Ne, kol vyksta šokoladinis, kaip ten vadinasi, buketinis periodas. Kai abudu vaidina tuo, ko nesa. Tikėdamasi, kad tas vaidmuo labiausia patiks priešingos lyties atstovui. Aha. Okay. A po to jau tu negali vaidinti visą. Mes aišku, žmonės nuo ryto iki vakaro savo meluoja.
Bet, ta prasme, ar Taip. mes dabar kūrėm tavo idealų paveikslą, kur tu nuo ryto iki vakaro, iki mirties garabą vaidini? Ne. Tai vat reikia ir pažiūrėti dabar tą. Nes mes labai daug savo prisfantazuojam. Fantazuoti yra gerai, bet reikia kažkaip tą dalyką sujungti ir su realybė. Bet ar tu, jeigu būsi tu tokia moterim, kokią tu nupiešiai šalia tokio vyro, nes gali būti, kad tu netgi nusipiešiai ne savo vyrą. Esmę pagavai? Pagavau. Gaunas dabar 3 taškai. Tu dabar, vyras, kokio tu galvoji, kad nori, ir moteris, kuri prie tokio vyro tinka. Va dabar šitie 3 taškai reikia sujungti. Tau čia dabar reikia labai gerai pasigalvoti. Čia maždaug panašiai, kai būna, kai su antsvoriu dirbi su klientu. Vsio, man čia reikia numesti tiek ir tiek. Kai jinai supranta pasąmonės priežastį dėl antsvorio, sako, supratau, mane puikiausiai tenkina mano svoris. Arba mane tenkina, supratau, o šitą dalyką panaikinam. Tai čia dabar čia yra tas pats atvejis. Ir sakai, okei, man ta versija manęs šalia tokio vyro patinka labiau ir aš noriu eiti link jos. Pasako, ne, aš tikrai tokio nebūsiu. Tada reiškia, reikia kitokį vyrą paišyti. Nes kitaip, nesigaus. Tu jį pritrauksi ir po to vėl numuši, ir vėl pritrauksi ir vėl numuši. Aš noriu keisti savo versiją. Tu, va irgi, čia, ta prasme, visiems noriu pabrėžti, ką tą turit pilnai vidui suvokti, suprasti ir priimti vidinį sprendimą. Kad, supratau, aš noriu tokio vyro, šalia vyro turi būti tokia mergina, reiškia, man ta merginos versija patinka, aš tokia noriu būti. Ir tas pats atvirkštinis variantas, ta prasme, vaikinam. Va, aš noriu tokios merginos. Šalia tokios merginos turi būti atitinkamas vyras. Tada sakai, gal man čia persatinka, arba, man patinka, aš tada einu link to. Ir tada, kai mes ateinam, būnam tokį vyrą, būnam tokią merginą, tada automatiškai prisitraukia ir toksai vyras arba mergina. Nes prie tokios versijos, kuri netitinka tos vyro pusės, tai tu gali pritraukti ir nustumti. Arba tu gali gatvėj eidama ir viens kito nepamatyti. Nes visai kitokie žmonės. Tai dabar tada reiškia, dirbam su tavo nauja vizija. Vizija. Dabar įsivaizduok, kad dabar tu tokia esi, kokią tu nupiešiai. Kas darosi viduj? Bet ten daug visko sukyla. Čia man. Bet nesukyla, ten kokia baimės nėra. Iš tikrųjų. Jeigu vėliau pažiūrėsi. Man gerai darosi. Apie tai galvojant. Okay, kaip tokia moteris kasdien elgiasi? Ramiai. Neišsišokančiai, nepertraukiančiai. Kuo jinai užsiiminėja? Nuo kada tu taip galėsi elgtis? Aš labai norėčiau nuo dabar, bet galvoju, kad kol nėra dabar to stabilumo, biskį mano gyvenimo, kaip man taip elgtis. Tai dabar pažiūrėkime, jeigu toj versijoje tave, tos moters arba mergaitės, jeigu pas ją gyvenime nestabilumas, kaip jinai elgėsi? Čia maždaug kas pirmas, višta ar kiaušinis? Nes nestabilumas ar tavo būsena, ar būsena ir pritraukia nestabilumą? Jo, višta. Mano būsena pritraukia nestabilumą. Tikrai taip. Tai tada gaunasi... Kaip yra įdomu, kaip yra eit prie tokio, atrodo prie tokio... Gero varianto. Na, kaip sakai? Ne, kaip atrodo, kaip sunku eit prie tokio gero varianto, ne? Na,
Bet aš sakau, turbūt žinai, mano šeimoje aš tokio varianto nesu matęs. Aš esu 2 draugės, žinau, kur va tokios yra. Pas jas taip natūraliai tai eina ir aš taip žiūriu, ir man taip gražu, man taip gera. Aš tokia noriu būti. Tai dėl ko nebūni, kas trukdo? Tada štai tai sakai, viskas gerai, pasirodo negerai, būtų gerai, tai tokį ir būtum. Ir štai vietoje vėl tu bandai save apgauti. Bet aš tiesiog nežinau, kaip tai būtų. Va čia jau sąžiningesnis atsakymas. Ar paprasčiausiai atprimt sprendimą būti tokį, kas darosi viduj. Priimu sprendimą būti tokia. Turi, ta prasme, prajausi tą būseną. Dabar, aišku, yra ir Laukas, kuris padeda tą visą dalyką padaryti. Jis bus įrašę tie žiūrovai, kai žiūrės į įrašą. Dabar tai kažkokia, dabar tokia eina, va taip nuo galvos žemyn, tokia šiluma, kažkokia ramybė. O, pradėjo rakinti ir ranką. Išpėtė. Vyksta pasikeitimai, raumenys, kūno padėtis keičiasi. Ir bet kažkaip norisi šypsotis dabar. Tai gerai, šypsokis. Va, būtent kažkokia ramybė. Iš tikrųjų, tai net akis kaip, ne tai, kad ir pradėjo, kaip atrodo, kaip kokie pleveliai užsidėjo ant akių. Ką be jį pamatyti? Aš dabar šiuo momentu kaip ir nieko nebijau, arba aš nepripažįstu, kad aš tiesiog. Nežinau, kodėl dabar tai kažkaip, taip ramu, kažkaip gera. Tai gerai, vėl žiūrim į tą versiją naują, į tą norimą būseną pakliūti. Tu aplamai tą būseną tokią, nori būti tokia, kokią nupiešiai prieš tai moterį, kuri turi būti šalia tokio vyro. Gali pasikeisti, šitoje vietoje čia nieko nėra blogo ar baisaus. Nes mes žiūrim iš pradžių iš vieno savo taško ir kažkokias tai kūrim savo fantazijas arba norus. Po to, kai mes kažkur tai painam į priekį, padarom technikas, pas mus daug kas gali pasikeisti. Ir aplamai gali pasikeisti netgi, pavyzdžiui, vyro paveikslas. O tada automatiškai gali keistis ir moters paveikslas šalia to vyro. Dėl to su tuo paveikslu reikia dažniau dirbti. Ir nebijoti tų pasikeitimų. Kai kurių dalykų užtenka paprasčiausiai jų pragyventi viduj piešiant paveikslas. Ir siela užskaito, okei, supratau, davai tipo einam toliau. Aš to, ko reikėjo, gavau. Tai dabar vėl reikia prerevizuoti vyrą, tada prerevizuoti šalia esančią moterį ir tada žiūrėti, kad tu tokia moteris, kas vėl darosi. Galbūt tai nieks nepasikeis. Nežinom, įvairiais atvejais būna įvairiai. Įdomiai aš matau save ploną, kūdą. Ką reiškia matai? Kokio konteksto tai matai? Iki šiol nemačiau, dabar grinai šiau toks paveikslas. Kažkaip, kad tai toks net kaip pajutau, kad jis kažkaip mane apsikabino per liemenį, kad aš tokia kūda. Tai nenustep, jeigu pradės keistis skonio maisto racionas. Skoniai gali pradėti keistis. Nes mes kažkokius tai dalykus nuėmėm trukdančius tau būti moteriškesniai. Ačiū. Dar prileidžia, bet jau nebedaug. Turėtų tave tuoj išjungti gerai. Tokia
ramybė visiškai užėjo. Resursai, ta prasme, resursų nebėra, viskas eina į vidų, viskas eina transformacijom. Tai dabar, kol dar sąmonės nepraradai, toks namų užduotys sekančiai savaitėjai. Tai dirbi su paveikslu, vyro, ta prasme, šalia kokia turi būti moteris ir bendrai viską įjungi į šitą, į bendrą paveikslą, ne tik tai, kad vyras, bet, ta prasme, kaip ir pasakojau, visas gyvenimo stilius viskas. Ir tada žiūri, ta prasme, tą, ką mes dabar darėm, kad tu tokia moteris ir esi. Kažkas kyla, nekyla, pasipriešinimai, baimė, dar kažkas tai, ir dirbi su tais dalykais. Automatiškai spinduliuoji. Dar galima tada pažiūrėti sekantį žingsnis, kur tokie vyrai fiziškai gali būti. Padėti fiziniam pasaulį, tą kontaktą paskubinti. Aišku, ten hebrai iš viršaus gali visokių bairių padaryti, bet šitoj vietoj dualus pasaulis, reikia ir ten imtis veiksmų. Ir kaip tu suprasi, kad būtent toks vyras, dar irgi reikalingas ir protui suvokimas, ir pačiai savo, tai vyras gatvėje, arba tai vyras užkalbino. Gerai, fizinius dalykus ten maždaug pamatysi, bet tu turi suvokti, kaip tu suprasi, nežinau, ten pirmų pokalbių, iš pirmų veiksmų, tai kažko tai, kad būtent būtent šitas sutiktas vyras atitinka tuos kriterijus. Kad negaišti laiko ant bereikalingų versijų, nes kartais būna mergaitė padirbėja ir gauna daugiau dėmesio iš vyrų. Ir tada už kiekvieno kabinasi kaip už paskutinio šiaudo. Arba sakė, tai kad ne to, sakė, aš norėjau. Tai sako, tu turi šitą kriterijus, kaip tu greit atsirinksi, tas, pavyzdžiui, pažinčių puslapiuose, kad tu iš 2-3 žinučių tu supranti. Dedi kryžių ar tiesi bendravimą, a ne 500 žinučių parašai ir tik po to, sakai, blemačkai, tiek aš laiko praradau. Čia tokie jau patarimai iš fizinio pasaulio, nes dualus pasaulis. Nes dabar tu gausi daugiau vyrų dėmesio, kad nebūtų taip, kad už bet kurio nesikabintum ir po to sakytum, kažkai čia nesigavo, technikos neveikia. Ne tą man pakišai maždaug. Būna ir tokių, žmonės daro technikos variantų. Taip. Manau, šiai dienai tau užteks. Tas vidinis, tas toks, jeigu gerai, gatvėje iškalbina kažką, tas vidinis turi būti tau iš karto toks aišku, kad tas arba ne tas. Ir turi būti greitai, ne? Ne, čia idealu atveju, vidinis iš karto supratai, čia mano, viskas čia bus gerai, čia maždaug jau turėsim 3 vaikus, 17 anūkų, 5 dvarus. Čia idealiu atveju, bet iš principo smegenim. Jo, bent jau smegenim. Mes nešam kažkokį, kad čia būtinai vyks stebuklas. Būna stebuklų. Bet aš žmogus pragmatiškas, gyvenu fiziniam pasaulį. Dėl to mes aptarėme ir fizinius veiksmus. Čia maždaug ne tai, kai būna padaryk kažkokį ritualą ir tada lauk, kol šitas ant balto žirgo, tenai baltas princas, tenai su raudonom kelniam pastau atjos, kaip 5 mėnulis patekės po 6 saulės. Tai tik būtinai atskaičiuok ir būtinai žiūrėk per langą, kurį žiūri į pietų šiaurę. Čia mes ne apie tai kalbame. Mes kalbame apie vidinius pasipriešinimus ir apie fizinį pasaulį. Apie fizinį, kad tą suprastų. Gerai. Tai dabar tau savaičių užsiėmimo yra, suvokimo yra, jeigu vėl kažkokie dalykai ateina, tai šitas tie žmonės ar kas, tai separacijos ir dalelių susigrąžinimą savo, meilę savo pratimą darai, spinduliavimą. Vėl dabar tą patį spinduliavimą irgi pažiūrėt, kuo ta tavo nauja versija norėtum arba tai turėtų spinduliuoti ir tą atidirbinėjai. Все tada, ilsėkis. Iki. Neilgos tos mūsų laidos gaunas. Ne, tai resursai, reikalingi resursai, kad žmogaus nepaguldyti reanimacijai.
Taip ir turi būti. Okay. Dėkui, iki. Gerai. Ačiū. Iki kito. Taip, mėlyje. Kaip ir minėjau, pasaulis yra dualus. Dirbame metafiziniam pasaulį, bet ir nepamirštam, kad yra fizinis pasaulis. Ten irgi reikia atlikti veiksmus, jeigu norim, kad pasikeitimai mūsų pasaulyje ateitų greičiau. Tai ką, būna labai įdomi, kartais man pačiam būna, kaip sakytų rusai, abidna, su klientu ten padirbi 15 minučių ir ant rytojus pasigyvenimas kardinaliai keičiasi. Pats su savim dirbi ir tokių pasikeitimų kardinalių taip staigiai nematai, bet pas kiekvieną skirtingas backgroundas arba skirtinga praeitis, skirtinga patirtis, skirtingi tikslai, užduotys šitam gyvenimui susiję, taip pat, kaip sako, kiekvienam savo, svarbu, kad atrasti savo kelią ir jo eiti. Jeigu patiko video, kaip dedam pirštus, jeigu skaitot, komentaruose rašom, kokius darot veiksmus, kokius gaunat rezultatus, kad įkvėpti kitus žmonės, irgi ieškoti savo kelio, savo gyvenimo, savo norų, nes kuo daugiau žmonių bus gyventi savus gyvenimus, tuo fainesnė bus mūsų aplinka ir mūsų bus gyvenimas. Mažiau, gal mažiau ir nereikia daryti link savo gyvenimo, bet kokiu atveju bus įdomiau, linksmiau, kai daugiau yra bendraminčių aplink. Reikia, mėlyjeji.